Šiais laikais žmonės seka tiek daug mokytojų, vedlių, gurų, skaito, klauso, žiūri, renka informaciją lyg žemėlapį į geresnį gyvenimą. Bet tik maža dalis iš jų iš tikrųjų pradeda keliauti. Kodėl taip yra? Nes bijo, dvejoja, atidėlioja. Nors jau turi visas priemonės, turi meškerę, bet vis tiek atsisako arba tiesiog bijo eiti žvejoti. Aš kalbu čia ne tam, kad pamokyčiau. Aš kalbu tam, kad priminčiau. Tu jau turi viską savyje. Ir žinau, jeigu tik imsiesi ir žengsi pirmąjį žingsnį, tavo pasaulis pradės keistis. Ne dėl manęs, ne dėl kitų, o dėl tavęs. Gyvenime visada turime pasirinkimą. Taip, visada. Likti ten, kur skauda, kas erzina, arba tiesiog išdrįsti išeiti. Tavo siela prašosi judesio ir tik tu gali jai tai duoti. Parašyk komentaruose bent vieną dalyką, kurį žadi padaryti šiandien dėl savęs. Ir jeigu jauti, kad šitas video gali paliesti dar kažkieno širdį, pasidalink. Galbūt tai taps kibirkštimi jų pokyčiui. Siunčiu tau šviesos.